Labas, aš su savo 2 draugais kuriame YouTube kanalą ir nusprendėme padaryti video apie tai, kaip nubėgsime pusmaratonį. Nežinau, kaip mums seksis šį iššūkį įveikti, bet dėl to, kad jį išsikėlėme, dėl to, kad filmuosime apie tai video, turime tai daryti. Ir šiame kanale rodome, kaip mums sekasi kurti turinį, kaip mums sekasi kurti savo pagrindinį Not Still Win kanalą. Ir dažniausiai stengiamės šiandien rodyti, kokius darbus pasidarėme, kaip ten sekasi montuoti, rašyti scenarijus, dar kažką. Bet kartais būna ir tokių dalykų, kad reikia ne tik montuoti ar ten rašyti scenarijus, bet ir elementariausiai eiti pabėgioti. Tai dabar tiesiog ir išėjau realiai pabėgioti į lauką. Pamatysim, kaip man seksis. Kol kas tikslas yra nubėgti 5 kilus, kokius sakyčiau. Turiu apie pusvalandę, apie 40 minučių gal kažkur tramkiam. Tai 5 kilus visai norėčiau nubėgti, žinant tai, kad pusmaratonis yra 21, tai dar toli gražu iki to, bet dar ir laiko šiek tiek turime. Jeigu dažniau bėgiosiu, gal viskas bus gerai. Let's go! Taip pagal laikrodį jau nubėgau kažkur 2,5 kilo. Nežinau, ar čia matosi. 15 minučių kažkur praėjo. Tai realiai pusę distancijos nuo užsibrėžto tikslo jau kaip ir dan. Greitis tikrai jaučiu, kad gerokai sumažėjo nuo to, koks buvo pradžioj. Ir bėgti tikrai sunkiau, kojas jaučiasi. Bet nepasakyčiau, kad neįmanoma, tai judu toliau. Viskas atrodo, nubėgau 5 kilus, bet žiūrim, jo, 5 kilai. Vėlgi nežinau, ar matosi. Pastarą minučių 5 kilai, jau nebežinau, kodėl aš dar bėgu realiai. Jau viso. Kojas jaučiasi tikrai, stipriai visai. Buvo sunkiau negu galvojau, tikrai. Nežinau, kiek dar nubėgčiau, kažkiek tai aišku dar nubėgčiau, bet kiek tai sunku pasakyti ir viso pusmaratonio tai abejoju, kad pavyktų. Jeigu tau patinka toks turinys, kuomet rodom, kaip mums sekasi kurti savo kanalą, tai pasek, nes tą mes čia ir keliam.